Sveiki. Norėčiau visus pakviesti mokytis mano mokykloje. Dianos Petrauskienės kvantinės psichologijos mokykla. Čia kaip Haris Poteris nori tapti, prašom ateiti. Nes jūs išmoksite valdyti savo pasaulį, kurti savo pasaulį. Šitoj mokykloje mes tą išmokinsim. Be to, jūs po mokyklos liksit bendruomeniai, bendra minčių lauke ir, kaip sakant, nebūsit vieniši. Šiam tokiam greitam pasaulyje, iš tikrųjų labai greitam kitimų prasme, daugelis žmonių jaučia begalinį vienišumo tokį jausmą. Ir tikrai yra sudėtinga atlaikyti tą spaudimą didžiulį visuomenės, nes paradigmų labai daug, įsitikinimų labai daug. Ir supratimas dualiam pasaulyje, kai tu tik tai esi atspindys, yra labai sudėtinga išlikti savimi. Ir žmonės, kai mato kitame neatitikimą, ieškodami kažko panašaus į save, jie geriau atsitraukia arba pabėga. Arba patys, kaip sako, atstumia. Ir kaip tada, kas aš esu, nes liktai neturiu su kuo lygintis, neturiu į ką pažiūrėti. Tada daugelis įsigyja gyvūnų. Gyvūnai taip yra labai nuostabus dalykas, mūsų draugai, atspindys mūsų, bet gyvūnas išskyrus papūgas nekalba. O kalbėti mums būtina, kad mes galėtume realizuoti save. Tai yra, mes nuo 30 metų realizuosimės praktiškai vieninteliu būdu per kūrybinę gerklės tą vadinamą čakrą. Ir ją reikia atidirbti. Su gyvūnu tu negali, tu negirdi atspindžio kito balso, kito tembro, o tas būtina, kad tu įvaldytum, kad tu gautum kažką iš visuomenės. Ir jeigu nori tą įvaldyti, ateikite pas mumis, būkit mūsų bendruomeniai, būkit mūsų mokyklos mokiniai, o galbūt ir mokytojai paskui. Ir mes darysim pasaulį gražesnį, gyvenimą laimingesnį ir žemėje bus geriau vien dėl to, kad mes esame. Sėkmės visiems.